manau, rezultatas geras, nusiteikėm gerai, daug pirmą kartą gal tik susirinkom į varžybas, trenerių tik trūko. Nuo pat pradžių rimtai susikaupim. Ir varžovų mažai buvo susirinkę. Kaip manai, ar Timakos komanda su pilna sudėtimi būtų kitaip atrodžiusi šiandien? Manau, kad būtų pasipriešinę tikrai. Na, sakyk, kokia šių rungtynių svarba buvo jūsų komandai? Didelį. Galima sakyti, lėmėm arba į pirmą šešetą, arba į antrą. Kuri komanda pralaužė, ta krenta į antrą šešetą. Sakyk, ar komandos tikslai jau yra įgyvendinti, ar dabar sieksite būti galbūt finaliniai? Pradžia įgyvendinta, pradžių sezonų susitarėm, kad į šešetą reikia papult stipresnį, jau dabar toliau kovosim dėl patekimų į finalinį ketvirtą. Marijau, sakyk, jūsų komanda labai sunkiai apskritai pradėjo sezoną. Keli pralaimėjimai tokie netikėti ir sakyk, atrodė, kad finalas išmuštas iš vėžių, bet dabar įsivažiavo, atrodo, kad viskas gerai. Kažkau pradžioje trūko, palauksim, kaip biškiai aš dabar kalbu. Pradžioje nesiklėjau žaidimas, keli nauji žmonės atėjo, bet po biškiai įsivažiavom, pradedam suprasti vienas kitą, jau biškiai lengviau darom suprasti. Asmeniškai man buvo lengvos varžybos, nes komanda atėjo kovojo dėl 2 taškų, kurių prireiks A lygoje, tai tą ir pasiekėm. Sakyk, jau aišku, Titano komanda pateks į A divizioną, ar ne? Taip. Sakyk, kokios mintys? Kokios mintys? Buvo tikslas patekti į A divizioną, o dabar yra tikslas patekti į A divizionų finalinį ketvirtą. Pagrindiniai varžovai galvojam, kad yra Liudvinavas ir kolegijos ekipos, kurias reikia nugalėti ir kovoti ketvirtį. Ką galėtum išskirti šią divizoną? Galbūt galima būtų išskirti dažniausiai dalyvaujančius šiame turnyre, galbūt Peiks Eniks komanda, kuri jau daug metų čia žaidžia ir tikrai atėjo laikas jim nugalėti. Taip pat yra Liudvinavo Vytis, visos komandos iš tikrųjų galima, bet šitas 2 išskirčiau. Na, o Vilkaviškio Titano komandos galimybės kovoti su favoritais, kaip manai? Na, kalbėkime apie šansus patekti į finalinį ketvirtą. Tai kaip matėm ir pirmajame etape, su kiekviena komanda kovojame taškas į tašką ir galima sakyti visų varžybų, tik tai pabaigas pralaimėjom. Tai vienose varžybose į žaidėjų traumą, kitose kažkokio susikaupimo trūko ir viskas. Galvojam, kad galime įveikti visas komandas. Smagios. Ką žinau, daugiau nieko negaliu pasakyti. Pasižaidimo abidvi komandos. Titane nebuvo dar kelių pagrindinių žaidėjų. Manau, rezultatas būtų daug didesnis negu dabar. Na, sakyk, su kokiom nuotaikom ėjote šitas varžybas? Su tokiom pačiom kaip ir į praeitas 2 paskutinės. Žinom, kad B lygoje žaisim. Na, tikimės į ketvirtuką papulti, o Titanui sėkmės A lygoje. Na, sakyk, dabar jau aiškus beveik visos B diviziono komandos, sakyk, ką išskirti galėtum iš šitų ekipų? Timaka ir Skaičiūnas. Greičiausiai finalas. Mano akim. O mes pasistengsim apsižaisti prieš tas komandas, prieš kurias galim žaisti. O tai pasimatė pogrupį visam šitam. Sakyk, ar gali man tikėtis, jog atletų komandos žaidimas dar gerės ir ateityje pamatysim? Na, šiandien pasimatė ir kamuolio sukimas šioks toks. Jeigu man nesiseka, tai pastebėjau, kad komanda gali irgi įnešti tokį indėlį. Iš tikrųjų. O kai man sekasi, praktiškai niks man to nepadeda. Jeigu išeitų man ir komandai, tai manau, mes galėtume ir apsižaisti ir tą pačią gal Timaką arba tų Skaičiūnų. Tiesiog taip.